Žmonės vis vieną pasimauna ant sukčių pinklių. Kaip čia taip nutinka? Staigiai dabar reikia priimti sprendimą, galima pasinaudoti vienišumu gana stipriai. Nes sukčius irgi atrodo ištrauks kažką iš po stalo, sakys, čia tik tau. Protas atsijunginėja, emocijos ima viršų. Smegenys tuo metu nori išspręsti tą problemą. Ir jeigu yra pasiūlomas sprendimas, tai tada žmogus ir tą darys. Dar yra, tas romantinis sukčiavimas. Susirašinėjimai, kalbant tai, ką žmogus nori girdėti. Giriant, duodant komplimentus, kuriant ryšį. Jie labai aiškiai mato ties, kur žmogaus yra pažeidžiamumai. Man tai yra skaudžiausi šiaip šitie romantiniai. Priedo, kad pinigus praradau, dar praradau ir tą tokią atrodo draugystę. Ten yra tas emocinis skausmas. Ir jeigu šalia žmonės pradeda gėdinti, sakyti... Ką tu ten prisigalvojai, kur tavo galva buvo? Tu nematėjai, taigi paklaus, tai kasgi internetu visus tos dalykus daro, taigi nesąmonė. Tada žmogus dar labiau užsidaro, dar jisai daugiau jaučia gėdos, kalties, jam dar sunkiau darosi. Kaimyną kažkokį apgavo gal, bet tas kaimynas toks, žinai, ten... Paveldėjai 5 milijonus iš žmogaus, kuris nepažįsti visai. Čia suveikia godumas. Wow, dabar būsi turtingas. Jeigu jums žada kažką tokio, kas yra per gerai, Žmogus jau tapo apgautas. Kas vyksta žmogaus psichikoje? Bet žmogus jaučiasi kaip nevykėlis, nes jisai prasileido. Ir jam tada yra didžiulė gėda. Ir tada jisai nenori pasakot niekam apie tai, jis nenori dalintis. Ne jie yra kalti, kad juos apgavo. Sukčiai yra kalti, kad apgaudinėja. Taip, ne aš esu kažkoks tai ten kvailas ar dar kažkoks tai. Jie yra specai čia. Sveiki, Go Therapy podcast'o klausytojai ir žiūrovai. Su jumis vėl Go Therapy podcast, Julius Tilvikas ir šiandieną svečiuose pas mus yra Dainius Jakučionis. Dainius yra gydytojas, psichoterapeutas, iš esmės dirba su kognityvinė ir elgesio terapija, su schemų terapija, domisi mūsų mąstymu, yra prisidėjęs kaip mokslinis patarėjas prie programėlės Sensa kūrimo, vedė laidą Savam protė ir turi šiaip daug žmogus nuopelnų. Tai sveikas atvykęs. Labas. Ir šiandien mes tokią nagrinėjam gana įdomią temą, kodėl žmonės yra patiklus ir kaip sukčiai, taip paprastai, sakei, metodais gana išsitraukia iš mūsų tai, ko jie nori. Šiandien mes, atrodo, kad esam protingiausia žmonijos versija, kokia gali būti. Mes turim dirbtinį intelektą, turim internetą, pilną informacijos apie žmonių veiklą, gyvenimą, galų gale apie tuos pačius sukčius, bet žmonės vis vieną pasimauna ant sukčių pinklių. Kaip čia taip nutinka? Nes pasimauna tai ne dėl to, kad jie yra protingi ar neprotingi. Pasimauna dėl to, kad sukčiai veikia į, vadinkim, tas emocinės, labiau emocijas, sukelia emocijas ir manipuliuoja emocijomis. Tai yra daugiau emocinis toksai, išvis, nežinau, ne šantažas, bet toks emocijų paveikimo metodas sukčių rankose ir dėl to žmogus gali būti labai protingas, gali būti nelabai protingas, koks skirtumas, nes tuo metu, kai sukčiai jau normaliai prispaudžia tą žmogų, nes jisai padarė tam tikrus jau ten žingsnius, tai tuo metu žmogus nebemąsto. Jam jau ypatingai tie, kurie ten jau gerai labai dirba savo darbą iš sukčių pusės, tai tikrai sugeba taip prieiti prie žmogaus, kad jisai staiga pamirštų, kad jisai turi protą, kad geba mąstyti, jis tik jaučia ir tos emocijos užkerta kelią tada priimti sprendimus. Kokios tai emocijos? Dažniausiai vėlgi naudojamasi skubos momentu, tai reiškia, kad sukelti tam tikrą skubą ir šalia tada iš karto yra grėsmės jausmą sukelti, tai yra, kad tas žmogus turi bijoti, yra nerimas, baimė, taipogi galima pasinaudoti vienišumu gana stipriai, žmonių geranoriškumu tokiu irgi, kuris norisi žmogui gražinti, lyg tai skolą kažkokią, tai jisai lyg tai duoda kažką tai sukčius jam nemokamai, arba kažkokią tai paslaugą, arba kažką paslaptį, arba kažkokias tai kabutėse dovana, kur galbūt ne visai, kaip iš po stalo ištraukia, čia sovietmečių kažkas iš po stalo ištraukia, tai ar čia sąžininga ar nesąžininga. Nes sukčius irgi atrodo ištrauks kažką iš po stalo, sakys, čia tik tau. Bet tik tau duosim šitą.
tada žmogus jaučiasi kaip ir skolingas ir tada tas toks abipusio dėkingumo jausmas žmogus nori gražinti. Bet dažniausiai yra baimė naudojasi, tiesiog, kad tai yra kažkas tai staigiai dabar reikia priimti sprendimą ir žmogus labai bijo, kad ten kažkoks bus blogas sprendimas jo priimtas, jam reikia kažką tai daryti. Dažniausiai tai būna susijęs su autoritetais, reiškia, gali skambinti iš policijos, iš Google dabar čia skambinėja pastoji, kad kažkoks tai autoritetas iš banko ir gali skambinti, sakyti, va ten tas. Tai žmogus vis dėlto baiminasi dėl autoritetų, dėl mūsų tiesiog tokio emocinio fono, kur, nežinau, mes vis dar bijom policijos, jeigu ten jinai stovi, mes važiuojam tvarkingai, mes vis tiek dar bijom. Toks kažkoks tai yra keistas tas jausmas. Tai tuo naudojasi sukčiai. Romantiniai yra lygiai taip pat irgi sukčiai, kur naudojasi tada tokiu patiklumu žmonių, noriu būti kartu, noriu to turėti ryšį su kitu. Tai jie to irgi pasinaudot gali lygiai taip pat, bet dažniausiai tai atsiranda tas toks, reikia apsispręsti čia ir dabar. Tai tas skubos, grėsmės, toks jausmas sukeliamas ir tokiu būdu žmogus gali užkibti, jeigu jisai bent kažkiek tai į tą pusę, ne tai kad linkęs, nes čia nėra tokio, kad labai linkęs, jeigu sukčius yra gana įgudęs, jisai gali pagauti žmogaus kažkokius tai pažeidžiamumus ir tuo pasinaudoti toje situacijoje. Ir daug žmonių tikrai, prieš laidą dar irgi tai perklausiau, tai žiūrėk, jeigu tave bandytų kažkas apsukčiauti, neapskemint, kaip tas žodelis toksai, tave galėtų apgauti. Ir vis sako, aš žinau, ten kaimyną kažkokį apgavo gal, bet tas kaimynas toks, žinai, ten po to, močiutė kokią. Manęs tai, aš pasiruošęs esu labai. Aš tai žinau labai gerai, kad kokie tie būna skemai ir aš tikrai, nepasiduosiu į tas pinklės. Kiek čia yra tiesos tame, kad, žmonės, jeigu jie labai sąmoningai taip tarsi seka savo pasaulį, tai jie negali patekti į sukčių pinklės. Yra dalis tiesos. Tai nėra 100% tiesa, žmogus gali patekti, nes galbūt jam bus pritaikytas tam tikras momentas sukčiavimo, kuris jam jautrus bus, bet gali ir būti visai atsargus. Čia labai priklauso nuo to, kuo jisai tiki. Jeigu jis tiki, kad jam taip neatsitiks, tik tai dėl to, kad jis yra protingas, tai tada jisai turi to tokią per didelį pasitikėjimą ir kartais tas didelis pasitikėjimas jisai priverčia čia sumažinti atsargumą ir tada kaip tik užkibti už sukčių ten kabliuko. Bet jeigu žmogus iš tikrųjų yra pasiruošęs, jisai skaitė, jisai matė, jisai žino tuos metodus, jisai žino, kad taip naudojama, kad naudojamasi emocijomis ir tada jisai sako, gavau ten laišką iš muitinės ir tas kažką, siunčiausi kažką, tai bet pala. Reikia pasižiūrėti, kas ten per laiškas, kas siuntėjas. Ir dažniausiai tai nebus siuntėjo adresas toks, kuris turi būti tvarkingas. Tai tada žmogus, teisingai, tokių būna sukčiavimo būdų. Tai jeigu jis geba sustoti, tai tada vienas iš tokių efektyvių būdų. Bet per didelis pasitikėjimas savimi yra vienas iš tų kaip tik bruožų, kuris padidina gal netgi kartais tikimybę būti apgautam. Nes tada jis nebėra toks atsargus. Sako, tai manęs nieks neapgaus. Šis kaip čia mane apgausi dabar. Ir jis net nebus tada įtarus kažkam, tai tiesiog bus, nieko tokio čia tiesiog, kai bus, tai bus. Ir tada gali apgauti. Tai sakyčiau, yra tiesos, bet jeigu labai stipriai žmogus pasitikė savimi, tai bus gal jam iškliudniau. Tai tas toksai labai labai didelis pasitikėjimas savimi ir įsitikinimas, kad manęs neapgaus dėl to, kad aš esu, labai protingas arba tiesiog labai, specifinis. Taip. Čia per šitą prizmę, taip. Ir tada, jeigu klausytojai taip galvojate apie save, tai galvokit dar kartą dabar jau. Kas vyksta žmogaus psichikoje tuo metu, kai, sukčius ar sukčių, gauja, kažkokia tai pradeda veikti schema, kas vyksta žmogaus psichikoje tuo metu, kai dabar jau jisai pradeda, patenka po truputėlį į tas pinklės.
At kas darosi su mūsų, tu sakai, protas atsijunginėja, emocijos ima viršų. Kaip ten tas mechanizmas atrodo? Taip, tai yra toksai terminas angliškas amygdala hijack, toks kai amygdala užgrobia visą valdžią iš dalies, čia kaip lėktuvo pagrobimas, tai kažkas tai vienas pagrobia lėktuvą. Tai čia lygiai migdolinis kūnas ten. Taip. Tai tas migdolinis kūnas, jisai yra mažas, labai ganėtinai maža struktūra, bet gana stipri ir galinga, vadovaujanti emocijoms ir jinai stebi grėsmę 24 valandas per parą, visada stebi, tai vadinasi, kad tai, kai aktyvuojasi dėl kažkokios grėsmės arba skubos, tai smegenys tuo metu nori išspręsti tą problemą. Jos nemėgsta labai stipriai būti diskomforte, o bet kokia grėsmė yra diskomfortas ir nori iš karto čia ir dabar spręsti. Ir jeigu yra pasiūlomas sprendimas, tai tada žmogus ir tą darys. Kita dalis yra, kad dėl to migdolinio kūno užgrobimo visos sistemos mūsų kaktinės skiltis, kuria mąstančioji skiltis, jinai neveikia. Ir čia, jeigu kas skaitėt Kahnemano knygą, ten greitas ir lėtas mąstymo tipai, tai šitoje situacijoje sukčiai veikia per tą pirmąją sistemą, kuri yra visiškai automatizuota. Tokia, aš greitai darau sprendimus, nes juos reikia greit daryti. Tai kai man kyla pavojus, aš turiu greitai automatiškai padaryti kažkokius sprendimus tam, kad tą pavojų sumažinti. Antroji sistema yra analitinė, mąstanti, tokia, kur jau užtrunkama pamąstyti, jau reikia sustoti, bet sukčių būdas yra toks, kad neleidžia antrai sistemai įsijungti, nes jie visą laiką skatina, skubina, reikia dabar, čia spręsti, jeigu gąsdina visokiais būdais, kad ten kažkas tai bus anas, trečias, ketvirtas. Čia yra per tas tokius, aišku, sukčiavimo tipus, kurie nėra romantiniai. Romantiniai yra visai kitokie, ten nėra tos grėsmės, ten sukuriamas rūpestis, bet ir ten kiti mechanizmai visai veiks. Bet tokiuose, kur ten telefonai, elektroninių laiškų, SMS įsiunčiami, ten sukuriama tokia grėsmė, tada ta pirma sistema su migdoliniu kūnu staiga sako, mums reikia dabar reaguoti greitai, spręsti. Antra sistema su kaktinė dalimi ramios miega užglušintos, nes jų dabar nereikia. Nes sako, mes įspręsim. Ir tas sprendimas dar būna toks, kartais, ne tai, kad kartais, bet dažnai būna nepamatuotas, nes jisai reikia išspręsti čia ir dabar problemą, bet aš nepamačiau, kaip aš ją išspręsiu. Dėl to pasiduovimas būna sukčiam. Čia tos tokios momentinės. Yra tų schemų įvairių, kurios gali būti ir ilgesnės, yra tų schemų, kurios eina per patiklumą tam tikrą, per socialinį inžineriją, vadinkim, kur jau tada žmogus yra, kaip pavyzdžiui, buhalteriui atsiunčiama sąskaitą apmokėti iš įmonės, su kuria jie bendradarbiauja. Bet tada reiškia, kad sukčiai žino, kas buhalteris yra, jie tikriausiai įsilaužė į elektroninį paštą, pasižiūrėjo, su kokiamis įmonėmis yra sudaromi kažkokie tai sandariai ir ką padaro, tai tiesiog sąskaitą pateikia tokią pačią, kokią prieš tai gaudavo, tik tai, kad sąskaitos numerį pakeičia. Ir viskas. Ir tada pervedamos sumos ir buhalteris galvoja, kad tai čia visą laiką mes tą patį darom, gal čia didesnė suma, bet gal mes tiesiog daugiau, kaip sakom. Ir nesitikrina, nėra to tokio atsargumo, kad pasiklausti pas kolegas, darėm, nedarėm, pirkom, nepirkom paslaugas, kaip čia vyksta. Tai čia per tokius prizmes. Yra per tiesiog pasitikėjimo kūrimą tokį, kur aš užkursiu ten žmogui tokį, kad aš esu kažkas tai. Ir tada žmogus sugebės man pervesti pinigus. Čia kur Lietuvoje buvo, kur buhalterė pervedė kažkam, nes vadovas paskambino. Nors vadovas neskambino. Ten tokių visokių yra, kur žmogus tiesiog, jisai nepasitikrina. Ir čia yra tas autoriteto momentas. Jeigu man kažkas aukštesnis sako padaryti kažką, tai aš tada labiau būsiu linkęs paklusti. Ne dėl to, kad aš silpnas ar su manim kažkas negerai. Tiesiog yra tokia, pas mus yra toks šališkumas. Mes bijom autoritetų. Čia tokia kaip ir natūrali, daugumų žmonių yra baimė. Be abejo, ne visų. Kai kurie yra patys autoritetai, tai jie gal ir nelabai bijo ten tų kitų autoritetų. Bet čia vėlgi priklausys. Tai taip trumpai yra grėsmė, migdolinis kūnas labai greitai įsijungia, sako, čia grėsmė turim spręsti, atjungia kaktinę dalį, kur yra susijusi su mąstymu ir priima sprendimą sumažinti tą grėsmę, sumažinti diskomfortą
Ir čia jau yra galimai bus priimtas skubotas sprendimas, nes nebus apmastyti visi kiti įmanomi atvejai. Tai čia yra, kalbant apie tas tokias skubes schemas. Taip. Tu minėjai, kad dar yra tas romantinis sukčiavimas, kur, sakai, visiškai kiti mechanizmai veikia. Taip. Ten yra dažniau su, vėlgi, vienišai žmonėmis, kurie ištroškia meilės yra, dažniausiai tai vėlgi tai yra internetiniai, susirašinėjimai, WhatsApp'ui, Telegram'ui ir panašiai turbūt, elektroniniu paštu prieš tai, kalbant tai, ką žmogus nori girdėti. Tiesiog. Giriant, duodant komplimentus, kuriant ryšį. Kuriant ryšį, siunčiant netikras nuotraukas. Žmogus niekada nekalbėjo, nebendravo, jie tik tai susirašinėjo, bet per tą susirašinėjimą, kadangi jeigu jisai pakankamai yra gilus, tai jisai pasidaro toks gana emocingas ir emocinis. Žmogus staiga pradeda pasitikėti juo, nes ten klausia jo, ten dalinasi, užmesgas kontaktas kažkoks. Tai. Ir po kažkiek laiko atsiranda toks, kad irgi yra kažkokia tai kaip mini grėsmė, atsitiko kažkas tam žmogui. Vat jam, tam sukčiui, jam atsitiko kažkas, jam reikia pagalbos. Jam ten dabar staigiai reikia kažkiek tai pinigų pervesti, jisai ten gražins. Ir vėlgi, kaip jie veikia? Jie nuo mažos sumos. Gali būti, kad mažą sumą perveda, tada jie tą sumą gražina. Dar didesnis pasitikėjimas. Va, buvo, jau pervedžiu. Tai. Tada paprašo dar didesnės sumos. Tada jau šitos galbūt negražina, bet dar sako, kad čia tas kažkas, po to atsitinka dar kažkokia problema, tai nežinau, kažkur važiuoja, serga, ligoninė, močiutė, mama, visko ten, ko tik tai jie labai aiškiai mato ties, kur žmogaus yra pažeidžiamumai. Nes žmogus išsipasakoja, ypatingai, kai jis pradeda jausti pasitikėjimą. Ir tada į tuos visus pažeidžiamus jie ir nutaiko. Ten jeigu pasakoja, kad ten, nežinau, ten moteris ar vyras gyvena ten vienas, ten, nežinau, slaugo mamą, tai ir ten panašiai, tada jau, tai čia galim panaudoti šitą, jeigu man reikės, aš galėsiu pasakyti apie savo mamą kažką. Ir strateginis toksai susirinkimas pažeidžiamumo. Ir žmogus jisai, iš dalies, jeigu jis pasitikė, jisai antiek būna susifokusavęs, kad jam net šalia esantis artimieji sako, klausyk, čia yra kažkas negerai. Sako, ne, jūs pavydėt man, jūs netikėt, jūs dabar norite čia mano ryšį tą išardyti. Manęs nieks daugiau taip nesupranta, manęs nieks daugiau taip nemyli kaip šitas asmuo. Ir tada taip ir būna, kad ten dėja, gaunas tai, kad sukčius pats sako, niekam nesakyk, niekam nereikia čia žinoti apie šitą, nes čia tegu būna mūsų paslaptis. Mes šitą santykį saugokime, apie jį nereikia su nieko kalbėti, dalintis, tik būna tik tai mums. Ir kaip romantiška, aš esu toks išskirtinis, kad čia su manim. Išskirtinumas. Tai taip ir veikia. Tai tiesiog ilgesnis yra, bet su tuo ilgesniu ten ir pinigų daugiau yra išviliojama. Tikrai daug didesnės sumos, nes, kai jau investuoja sukčiai, tai jau norėtų ten daug daugiau. Žmonės netgi skolinasi pinigų, kad galėtų pervesti jiems. Čia yra tikrai labai, labai irgi sunkus dalykas. Ir aš dar galvoju apie, socialinį inžineriją ir sukčiavimą, nes vienas tai yra toksai labai greitai, toksai, greitai, ką nors ten apskeminti per 5 minutės ar 10. Kitas toksai labai metodiškas darbas ir aišku yra, tokio didelio masto socialinio sukčiavimo schemos ir iš tada norisi pagalvoti, gerai, o tai kaip žmonės šiaip apskritai prieina, iš tos sukčių pusės, kaip rasti tada tą, koks aš turiu būti žmogus, kad aš pradėčiau ieškoti socialinio kažkokio inžinerijos socialinės kažkokio kelio, kaip man išvilioti žmonių pinigus. Bet tai yra tiesiog godumas ir tiesiog pinigų uždirbimas ir viskas. Žmonės, čia kodėl žmonės yra nusikaltėliai? Čia toks yra klausimas, kodėl jie tokie yra nusikaltėliai. Kodėl jie yra nusikaltėliai? Turbūt, kad tai yra daug variacijų. Yra tas teisybės ir neteisybės momentas, pavyzdžiui. Jeigu tai vyksta kažkur nors vargingesnėse šalyse ir jie tada gali sakyti, kad, tai čia mes iš turtingų tik tai vagiam, tai mes čia save taip pateisinam. Kažkas kaip tik labiau apie tai, kad mes norim uždirbti pinigų ir mes išviliosim pinigus, nes mes tada esam stipresni ir gudresni. Per tą tokią prizmę tada labiau tokią egocentriškumo kažkokią.
Bet kodėl žmonės taip daro, aš manau, kad tai yra vėlgi, tam tikros asmens savybės yra tas toksai ir galim kartais pavadinti tos tokios, kur tos tamsiosios triados yra, kur ten ir narciziškumas, ir makiavliškumas, ir kažkiek tai yra, man atrodo, ten to psichopatiškumo. Tai kai kurie žmonės, jie turi tų tokių daugiau bruožų ir juos lengviau įkalbėti. Dabar yra gana didelė, tikrai yra sunki ta dalis, tikrai labai didžiulė ir sunki dalis, kad vis dėlto yra nemažai šalių, kuriuose sukčiavimu užsijama jau apgauti žmonės. Tai yra ypatingai Azijoje yra žmonės įviliojami į spastus, tai yra net ten Azijos žmonės, ten Vietname, Filipinuose, Tailande, man atrodo, tose valstybėse. Kažkas tai patiki, kad bus gera darbo vieta. Tada jie atvažiuoja, iš jų paima pasus, uždaro į, kaip ir kalėjimas galima tai pavadinti, bet tai ne valstybinė dalis, juos tiesiog uždaro ir juos verčia sukčiauti. Tai yra kaip sukčiavimo, fabrikas, kaip ferma, kur tie žmonės turi megzti ryšį su ten, turbūt angliškai kalbančiamis valstybėmis, ieškoti per įvairius socialinius kanalus ryšių, rašyti į WhatsAppą, ten domėtis ir taip toliau. Ir jie turi kvotas tam tikras, jeigu nepasiketų kvotų, juos muša, gazdina ir taip toliau. Tai jie patys jau būna patekę į sukčių pinklės ir tada turi daryti tai. Ir šitoj situacijai tai yra jau, kaip čia taip atsitiko. Ir žmonės negali pabėgti, nes tai vėlgi yra necivilizuotos valstybės. Ten nėra kaip kur ką ten pagaus ar kažkur, tai galbūt ir korupcijos momentas kažkoks tai. O galbūt yra tiesiog gerai užsislapsinę žmonės ir ten buvo, kaip neseniai, man atrodo, čia pastarį pusmetį buvo ir netgi išaiškintos tokios didelės fermos ir išlaisvintų ten begalę žmonių, nes didžiuliai kompleksai buvo, kur tiesiog žmonės tie suvaryti, dirbdavo, nemiegodavo, būdavo mušami ir baudžiami ir visai kaip kitaip šantažuojami tam, kad jie sukčiautų ir pasiektų tas kvotas. Tai kai mes iš to susidurėm, tai vėlgi tada atrodo, tai kaip čia taip yra. Mes Lietuvoje dažniausiai susidurėm su tais, kurie kalba rusiškai, siūlo dabar čia buvo Google visoksai ten, kad ten, tavo apsauga ar kažkas, tai ten išjungsim dar kažką. Arba su visokiais kripto pasiūlymais ten skambina ir sako, čia nori praturtėti, čia kaip tik dabar turim tau pasiūlymą, tau specifiškai. Toks. Tai ten yra užsidirbimas. Tai jie net nevadina, jie net negalvoja, kad čia apgavystė. Toks įspūdis, kad tai jeigu jau pats padarėjai, tai pats kaltas. Mes tik tau pasiūlym, gal apgausim, gal neapgausim, bet jeigu apgavom, tai reiškia pats kaltas, pats kvailas buvai, kad tai padarė. Tai jų gali būti ir toks požiūris. Bet čia gerai, tai tas kripto skemas, kaip tu sakai, kas tai yra? Tai yra, vėlgi, yra daug dabar ir buvo, ir vis dar yra daug būdų. Ir vieni yra tokie, kur tikrai apie sukčiavimą, kur tiesiog yra sukuriamas platformos, kur tu investuok, ir į tą platformą investuoji, tada pradžiai tau duoda išsimti kažkiek tai pinigų, tu apsidžiaugi. Kaip piramidai. Taip, tu toks kažkoks tai panašus momentas. Tada tu dar investuoji ir staiga tau nebeleidžia užsimti. Ten prasideda visokie, kad ten neišeina, dar kažką, čia parašykit, negalim, čia patvirtinkit tapatybę, visokių nesąmonių. Tada ta pati kompanija būna dar sukuria, kad mes jums suteiksim teisinę pagalbą, jeigu jūs susimokėsit ir mes čia duodam ieškinį prieš tos, nes čia yra skemeriai, mes čia dar ieškinį duosim. Tai tie patys žmonės antrą kartą bando apgauti mane, kai aš jau praėjau pinigus, dar kartą nori iš manęs pasimti kažkurią pinigų sumą tam, kad išgelbėtų mane. Tai ir tokius labai aiškias schemas. Ir jeigu žmogus vis dėlto, vėlgi, tos kripto ir visos investavimo schemos veikia taip, kad jau žmogus investavo ir jis pradeda tikėti, kad jam reikia tiesiog dar gal investuoti, arba jam čia toj pasiseks, ar dar kažkas. Tai. Ir kai kurios būna tiesiog investavimo tos platformos, kur ten netiesa rašoma, ten tiesiog investuoji ir ten nieko, ten rašo, kad tu praradai pinigus. Ir taip, kaip čia supras? Tiesiog ne ten investavai kažkur dar kažką.
Yra, kur tiesiog negražino tų pinigų viskas. Ir negali niekaip susigražinti, nes įmonės kažkur tai sąskaitos išmėtytos, įmonė kažkur ten, kur jurisdikcija neprieina niekur. Tai čia reikia atsargiai. Šitie žmonės pasigauna dėl to, kuri kita emocija, kur aš gal prieš tai nepaminėjau, godumas. Čia nėra tai, kad tau yra būna, kad skubiai, bet kai kada būna ir tas tiesiog, kad tau gerai bus. Nors tu priimk sprendimą šiandien, tai biškis skubos yra, bet per godumą. Ne per grėsmę, bet per godumą. Grėsmė atsiranda iš to, kad prarasiu tokį gerą pasiūlymą. Taip. Man toks geras pasiūlymas nukrito, kad, kaip čia 100% grąža, tai čia yra nuostabus pasiūlymas. Jo, taip. Mes žinom, kurios kriptovaliutos kils ir mes turim labai aišku signalą rytoj. Taip. Šitas irgi yra, kur čia su šitais signalais irgi yra, kur pardavinėjami signalai, kur ten kas kaip būna. Tai daug yra tų tokių ir pas mus čia Lietuvoje vyksta tikrai ir tų pseudo influencerių, kurie ten sėdė TikTok'e ir ten dalinasi signalais, day tradingimais visokiais, kur aš žinau kaip geriau, bet pas patį nelabai kas ten pakyla ir turi tada ten netikrus rodyti duomenis, kur kad dar labiau privilios žmonės. Ir jų tikrai buvo žmonės nusivylę ir pas Malinauską gali tikrai surasti ne vieną ir ne du video, kaip yra apgaudinėjami. Čia buvo paskutinis ir su celofanu, kur irgi pardavinėjo celofano pinigus. Kriptovaliuta, popieriukas. O tom popieriuku parašyta, kad čia yra tik tai atvirukas. Ir tada vėl visi reklamavo, draugeliai, sako, ne, tai mes čia nieko nereklamavome, čia nieko. Ir tada toks, kaip gali būti toks patiklus, kai žmogus tiek kartų sėdėjęs kalėjime už sukčiavimus, realiai sukčiavimas sėdėjęs. Ir jis dar kažkokią nesąmonę sugalvoja, žmonės tiki. Ir jis po to dar sugalvoja, kad bet galima kitaip padaryti, galima loteriją daryti. Kad galima, jeigu pirksit, tai galėsit galimybę laimėti ten Lamborghini. Ar Maserati, nežinau, ar kažkurį tai. Tarsi, ir vėlgi, loterija Lietuvoje yra įstatymų reglamentuota, ten nėra. Ir tada, tai čia ne loterija, čia tiesiog yra, jūs perkat atviruką ir kažkas gal kažką laimės. Ir toks, nes tai atėjo iš Rusijos. Rusijoje labai yra daug tokių, pirkit kažkokį tai šuduką ir dalyvausit loterijoje, kažkas tai laimės. Ir aišku, yra tokių, kur iš tikrųjų, ir dalyvauja, ir laimi, ir viskas tvarkoja, ir ten gauna ten, nežinau, automobilį ar dar kažką. Ir ten be pigų, jeigu ten, nežinau, 10 eurų ir gali laimėti, gal ir nieko. Viskas tvarkoja, bet nieks nežino, kiek ten tų bilietėlių yra nupirkta. Ir aišku, faktas, kad ten turbūt tos automobilius gaunasi, tikrai pigesnis, negu kad žmonės visi susimokė. Bet loterija lygiai taip pat veikia. Būtent. Bet kai tai yra reglamentuota, tai viskas yra tvarkoja, ten yra mokesčiai susimokami ir taip toliau, o čia prasideda tokios nesąmonės. Ir čia atrodo, ar čia yra sukčiavimas? Bandoma pateikti, kad ne. Čia tokia pilka zona. Jo, toks tai perki atvirukus. Už daug galimybę laimėti Ferrari. Jo. Ir toks, tipo, tai čia faina, bet ką man? Tu visą, kodėl? Čia kaip telelotonų, tai nusipirki tą bilietą ir laimėsi, nesėkmė. Kitas dalykas, kad bent teleloto tai dar, yra truputėlį tas toksai, kaip čia, random dalykas, toks kaip atsitiktinumas. Taip. Kad, kaip gausis, o tu nežinai, kaip čia, kas ten bus išrinktas, kas ten nugalės, kas dalyvaus. Čia tokių yra, kur aš pats pirkau savo loterijos bilietą ir laimėjau. Jis įsivaizduoja, aš dariau loteriją ir laimėjau, pats nusipirkęs savo bilietą. Aš mokėjau pinigus ir aš laimėjau. Jo, nes čiagi buvo ir pas mus buvo su tuo, kažkada čia Instagram'e buvo, kur ten metėsi pinigus, kad mašiną laimėti ir tai laimėjo kažkas, tai ten buvo ten su viena influencerė tokia, kur gal kaip ir neapgavystė, bet pusiau apgavystė, nes po to nes laimėjo lygti žmogus, kuris ir turėjo tą mašiną nupirkti, ar ją pardavė. Tai kažkokia buvo nesąmonė įvykus, kur tipo, kad nelabai sąžiningai žmonės pasijautė. Ir tada ten, labai pyko visi ant jos, nes pagalvojo, kad čia taip prasisuks, bet žmonės kažkaip supyko labai. Tai viskas gerai, kai supyksta ir kai tam to grąžina, ten tos pinigus viskas tvarkoja, bet yra daug situacijų, kur tave apgauna, nes pradžiai buvo vienai pateikta informacija, staiga jau kitaip būna pateikiama informacija ir tada atrodo, bet palatų vienaip sakai, ne, aš nesakiau, įrodykit, kur aš sakiau, nes nebėra video, nebėra niekur, kur sakyta ten.
Tai aš sakyčiau, kad žmonės gana kartais tikrai jie pasigauna dėl geranoriškumo ir dėl to patiklumo, nes tiki to žmogumi, tiesiog jie patikė to žmogumi, ypatingai jeigu jiems yra artimas kažkoks, tai jie jo informaciją tikėjo prieš tai tada jis susikuria to tokio patikimumo prizmę ir sako, kaip ir manimi. Žmonės manimi tiki, nes aš pasakau kažką tai. Aš pasakau ten, kad reikia gerai miegoti, kad jūs būtumėt sveikesni. Tiesa. Bet sakysiu, bet reikėtų dar gerti vieną papildą, kad jūs tikrai būtumėt geriausiai išsimiegoję. Ir šitas papildas tikrai yra labai geras. Manim turėtų tikėti, nes ašgi sakau. Ašgi nemelavau prieš tai. Tai dabar irgi turėčiau nemeluoti. Tai va čia susikuriamas toksai patikimumas, kur kaip ir propaganda lygiai taip pat veikia. Yra daug teisingų faktų, įkišk vieną neteisingą, žmonės galvos, kad ir tas yra teisingas. Vien tik tai dėl to tokio apibendrinimo bias, to šališkumo tokio apibendrinimo, nes mes mėgstam labai, ne mes mėgstam, bet mūsų smegenys mėgsta logiką. Jeigu yra taip, tai yra taip, jeigu taip, tai taip. Ir tada jeigu yra daug teisingų dalykų, tai vienas neteisingas, mūsų smegenys negalvos, kad jis neteisingas, nes jeigu buvo visi teisingai ir šitas bus teisingas, automatiškai mes tai priimsim. Tai su sukčiavimu to tokiu platesnio masto, tokiu taip. Bet jeigu mes žiūrėtum, kas daugiausiai Lietuvoje vyksta, tai siuntinėjimai žinučių, elektroninių laiškų, vis dar siunčia, kad laimėjai iš Afrikos ten kažkokio karalius, paveldėjimas kažkoks, tai yra aš čia, dabar jau kažkaip neberašo man, bet aš irgi šitų nebegaunu. Eina viskas į spamo tą dėžutę, taip. Bet vienas buvo praėjęs ir aš kaip tik, su dirbtiniu intelektu sakau, žiūrėk, pažaidžiam žaidimą. Dirbtinis intelektas sako, bet ne visai gal galim čia taip žaisti. Sakau, bet pažaidžiam, vis tiek, kažką tai darom. Ir jis atsiunčia man laišką tas, kur aš ten paveldėjau kažkokį ten daug milijonų. Aš tada tą laišką dedu greitai čia GPT, jis man ten pukš, tipo atsakymą, aš jam išsiunčiu ir mes taip pat bendravom. Ir mes kažkaip pabendravom, jam nusibono tikriausiai, nes jis suprato, kad, neveikia čia tas. Bet kai kurie žmonės labai greit susigundo, nes jie kažkaip patikė. Nežinau, kas dabar gali patikėti, kad tu laimėjai ten, 5 milijonus, nelaimėjai, bet paveldėjai 5 milijonus iš žmogaus, kuris nepažįsti visai. Ir net neaišku, giminystės neaiškus ryšiai. Jo, ten kažko pavardė gal, pavyzdžiui, man buvo siunė, mano pavardė buvo ta pati rašyti. Tiesiog ir viskas. Ir prisistato kaip banko vadovas, toks žmogus yra, toks bankas yra. Bet tada visą laiką yra klausimas, nuo kada banko vadovas siūs e-mailą iš Gmail'o man su pasakymu, kad va čia kažkieno palaimėjau. Va čia yra jau tas žinomumas, čia žmogus turi žinoti, kad taip nevyksta, kad tokie dalykai nesidaro, nebūna taip. Tai čia yra jau apie žinias. Tie, kur labai greitai prispaudžia, kur skambina ir sako, dabar reikia kažką daryti, tai tada tos žinios nebūtinai suveikia, nes tu labai grėsmė tokia esi. Čia suveikia godumas. Wow, dabar būsi turtingas. Taip, apgyvensiu dabar. Tai jau dabar, jau planuojam, jau viską planuoju, ką pirksit, dar kažką darys. Tai yra daug tokių momentų, kur žmogus tikrai gali pagauti save, kad nereikėtų daryti. Tai pagauna žmogus save, kad gal čia nereikėtų taip daryti, bet būna turbūt momentų, kai žmonės, juos jau apgaudinėja sukčiai ir tarsi gal jie ir suvokia kažkiek, kad čia lyg tai kažkas ne taip, bet jau negali sustoti. Būna ir taip. Bet tai dažniausiai taip ir atsitinka, tai tos, kur apgauna. Jiem gali kelti, kad kažkas tai ne taip, bet jau būna investavę kažkiek tai laiko. Jie jau gali būti, jautėsi, kad gavo kažką tai iš sukčių, tokio kaip mini dovana kažkokią, tai tada jaučiasi skolingi. Tai toje situacijoje būna. Dar vadinamas toksai, kad pas mus kaip, nežinau, čia toks labai psichologinis, tas taip, pasidalinimas tokio, kaip, ne asmenybės pasidalinimas, bet čia toksai perkeltinė prasme, kad viena dalis viduje jaučia, kad kažkas yra negerai. Taip. O kita dalis vis tiek toliau tai daro, nes tikisi, kad gal kažkas tai bus gerai. Ir žmogus tada tokį turi disonansą viduje, kad kažkas tai čia ne okei. Bet jis arba jau turi investavęs kažkiek tai ten jau pinigų, jis jau galbūt pasakęs kelis kartus taip kažkokiam tai dalykam. Jis jau ten staiga galbūt pasidalino kažkokią nuorodą ar paspaudė kažkas. Ir jau tada jau norisi labai tikėti, kad viskas bus gerai. Tada eiti ten.
Bet vis dar veikime tos pačios pirmosios sistemos, vadinkim, to tokio greitojo mąstymo, greito problemų sprendimo. Nes jeigu žmogus sustotų, iš tikrųjų jisai sustotų ir padarytų tokią, pertraukėlę, taipogi gal pasiklaustų kažko kito, jis pamatytų tai. Daugumą atvejų tikrai. Dėl romantinio taip, ten yra sunkiau, bet vėlgi, net ir tada, kai kurie žmonės greitai pagauna. Bet iš tikrųjų viską, ką jūs sakot, man logiška. Aš jaučiu. Ir tada priklausys labai nuo artimo, kuris su juo kalbės. Nes vienas gali sakyti, čia nesąmonė, briedas. O jis sakys, bet tai yra normalu. Taip, tai sukčius to ir nori, kad tu taip stipriai jaustum tą meilę, ten prisirišimą ir taip toliau. Jo toks ir tikslas. O pabandykim daugiau gal pasiaiškinti. Ne tokį, kad iškart nutrenkim. Ne, nesąmonė, kad čia darai, briedas, kad šis durnas tu gal ar ką, kas su taim darosi, tokių nesąmonė patikėt. Tai sukuria labai didelį priešiškumą tam, kuris jau yra auka. Bet jeigu žmogus, šalia esantis taip sako, bet pamanykim smalsiai tai pažiūrėti. Nes dar kol kas nieko, dar nepervedėm. Dar jau žmogus sako, bet žiūrėk, čia kažkas vyksta. Artimas sako, pažiūrėkim, paklauskim kažko tai ten, pavyzdžiui, gal susiskambinkim. Gal gal vaizdo skambučiu susiskambinkim. Kad. Jo, nes tiksliai. Dabar labai paprasta šitą daryti. Dabar kuo toliau, tuo bus sunkiau, nes dirbtinis intelektas sukurs vis dėlto vaizdą tokį, kokį norės sukčių sukurti. Tai čia bus dar sunkiau šitoj situacijoje ir aš galėsiu tikrai bendrauti su savo susikurtu žmogumi, kuriame bus ir nuotraukos atsiųstos, nes tai bus visiškai dirbtinio intelektų sugalvota. Mes galėsime susiskambinti ir jeigu aš būsiu toks nelabai įtarus, tai aš galiu ir praleisti kai kurios ten neaiškumus. Bet tikrai galima susikurti savo avatarus dabar gana stipriai. Aišku, kol kas tik tai video, bet po truputėlį eina labai, video tai reiškia įrašai, bet jau labai stipriai eina ir prie to, kad tiesiogiai transliuoti. Tai aš galėsiu telefonu galbūt susiskambinti, tai bus kažkokia technologija galbūt. Bet vis tiek, visą laiką šitoje vietoje reikia likti budriam ir įtariam, jeigu aš nemačiau žmogaus, gyvai nemačiau ir panašiai. Aišku, net ir su tais gyvai yra, mesgi žinome, tai buvo Netflix'e, Tinder Swindler. Ja, su gyvai, kur ir Lietuvoje buvo irgi kažkas tokio panašaus, ir kur ten su viena, su kita, ten kažkieno pasiskolino, kažkam ten kažką pirko. Tai net ir gyvai matant žmogų kartais atrodo, bet va čia yra tas toksai, kad aš noriu santykių ir ryšio ir kartais tada mano tas įsimylėjimas, jisai irgi aptemdo mano visą tą protą ir vėlgi, atjungia mąstymą toje situacijoje. Lieka žmogus tada tik tai užgrobtas arba amygdalos, arba savo vienišumo, tokio troškimo, pagaliau kažkam priklausyti, turėti kažkokį tokį ryšį, kuris yra idealus, tobulas. Bet man tai yra skaudžiausi šitie romantiniai, nes čia nėra vien tik tai, kad tau pinigus praradai, bet čia yra ir, kad investavai jausmų, čia yra labai, yra labai sunkus toksai, nes ten yra tas emocinis skausmas, nes aš taip pasitikėjau to žmogum ir staiga man taip skauda, nes mane išdavė. Tai yra toks, mane apgavo, praradau pinigus. Sukčius taip gali padaryti, taip ten suveikia visa ta emocinė sistema, ne tai, kad aš durnas ir dėl to mane apgavo, bet dėl to, kad emocinė sistema suveikia, greitai reikėjo viską daryti, aš nesustojau, nepagalvojau, nes mane spaudė labai stipriai ir viskas. Tai toks kaip, praradau pinigus, kaip ir nefaina. Su romantiniu yra tokiu, kur man dar skauda, nes aš buvau susikūręs visas iliuzijas, fantazijas apie tą santykį, koks jisai yra. Aš investavau tą tokį pokalbį, bendravimą, kuriame iš tikrųjų mane suprato, arba taip vaidino, kad suprato, taip labai gerai jau įsijautė visą tą. Ir aš tą praradau. Tai priedo, kad pinigus praradau, dar praradau ir tą tokią atrodo draugystę, kas dar skausmingiau yra. Tai tiem žmonėm yra dar sunkiau ir dar skaudžiau išbūti ir išgyventi tos dalykus. Ir jeigu šalia žmonės pradeda gėdinti, sakyti... Ką tu ten prisigalvojai, kur tavo galva buvo? Tu nematėjai, taigi paklaus, tai kasgi internetu visus tos dalykus daro, taigi nesąmonė. Tada žmogus dar labiau užsidaro, dar jisai daugiau jaučia gėdos,
kalties, jam dar sunkiau darosi, jis tada, kai mes žiūrim tik tai į vieną žmogų, yra labai sunku, kai mes žiūrim į tą visuomenę, tai taip, kažkur kažkas kažką apgavo, statistiškai žiūrim, kad, jų yra daug, ten tikrai tai milijonais išviliotų pinigų. Skaičius tas žmonių didėjantis yra vis dėlto, nors ir mes daug labai kalbam, ir bankai kalba, visi bankai kalba apie tai, kaip reikia saugoti, sukčiai siuntinėja ten ir paštas atsiunčia vis žinutę, kad žiūrėkit, sukčiai siautėja, ten visi ten įspėja, kad žiūrėkit atsargiai, ten taip toliau panašiai. Bet mes vis tiek įklimstam kažkur tai, nes mūsų tokios smegenys, jos yra ant emocijų iš dalies pastatytos. Tai yra ta pirma sistema, mes turim greit spręsti problemas, automatiškai spręsti, nes tada mažiau reikia resurso. Ir šitoje situacijoje norisi labai greitai spręsti tą diskomfortą, kuris kyla. Man kažką reikia dabar padaryti, nes jeigu ką uždarys, ten, nežinau, išjungs mano Google anketo, ten viskas mano yra, ten man dabar reikės kažkam kažką sumokėti. Ir kai nežinai. Jo, ypač jeigu nežinai. Taip. Tame tas nežinojimas yra, kad aš nežinau, ar čia taip yra iš tikrųjų. Aš patikiu. Taip. Kur iš tikrųjų, toks skambutis draugui, kuris dirba su IT, jisai turbūt labai padėtų. Vienas dalykas yra tai, kad nieks rusiškai neskambina. Google per didelė įmonė, kad iš viskam nors skambintų, nes viskas yra siunčiama laiškais ir ten viskas automatizuota, nėra jokių čia, kad kažkas labai čia rūpinasi jais. Nelabai. Nereiktų tikėtis. Čia paskutinis buvo, kur man paskambina į numerį, reiškia latviškas numeris, ir sako, jūsų telefono numeris yra užblokuotas. Tai taip, galvoju, labai įdomiai. Mano numeris yra užblokuotas, bet kažkodėl tai man gali paskambinti. Taip. Taip. Į užblokuotą numerį. Tai čia kai kyla tokių idėjų įtarimų, tai ir toksai, baigiam skambutį. Taip. Bet čia kai kuriems žmonėms sukuria tą grėsmę. Ir įdomus dalykas, bet aš šiaip tai žinau keletą žmonių, kurie, šiaip tai jeigu jiem paskambina, jie sako, aš suprantu labai greitai, kad čia sukčiauja, ir tada pradedu šiaip tiesiog kalbėtis su žmonėm. Tai ką, ten sako, iš kalėjimo, kaip tau kalėjime, žinai, čia liūdna vieniša, žinai, taip. Tai ta prasme, iš tikrųjų labai įdomu, kad kartais tas toksai, tarsi apsisuka viskas, kad vis dėlto galima, truputėlį reverse engineerinti tą visą dekonstruoti, kad palauk, tai kas tu toks? O kaip, tai aš suprantu, ką tu nori padaryti. Apskritai, turbūt su didžiaja dalim manipulacijų, jeigu mes įvardinam aiškiai, kad žiūrėk, aš tai suprantu, kad tu manipuliuoji, mes nuginkluojam iš karto tą žmogų. Bet man atrodo, ar reikia iki to eiti? Čia nebent yra kažkoks smalsumas ir norisi pažaisti šitoj situacijai, nes aš tai sakyčiau, kad mums reikia visiems saugoti savo tą laiką, to laiko nėra čia daug, kad mes žaistumėm. Jeigu tikrai noris tuo metu, nežinau, einu pasivaikščioti, man skambina, turiu laiko, nes, vietoj to, kad eisiu, galiu pašnekėti tikrai. Bet jeigu ten kažkur dirbu, kažką darau ir man ten paskambina ir iš karto ten man rusiškai sveikinasi, aš tiesiog padedu ragelį ir užblokuoju numerį tiesiog ir viskas. Ir arba būna, kad dabar yra tas toksai, kad jie numerius kitus parodo, ne, kad iš tikrųjų yra tu žmogui, tu perskambini ir atsiliepia žmogus, sako, aš neskambinau. Sakau, neskambinau. Tai sakau, gal čia sukčiai? Gal, sako. Nes tiesiog tą numerį būna lietuviškai parodyti, nors kai jam perskambini, žmogus sako, geriausiai būna, kad kai perskambini, jis neatsiliepia, tada jis atgal perskambina, atsiliepia ir sako, jūs man skambinat. Sakau, ne, jūs man skambinat. Ne, aš jums neskambinau. Bet aš čia toks ir toks. Ne, aš neturėjau su jumis jokių reikalų, ne, aš jums neskambinau. Sakau, tai gal sukčiai. Vėl tie sukčiai, jis sako, užkisa, čia tas telefoną naudoja. Ir Taip. Ja, man irgi yra tokių atvejų pasitaikę, kur taip pirmin atgal ir tada supranti, kad kaip čia dabar taip. Taip, bet dabar, kadangi tos technologijos yra tokios geras, kad mes sukčiai gali naudoti kitų telefonų numerius. Ką nori gali užrašyti. Gali užrašyti prezidentas skambina. Taip. Ir, man paskambino šiuo metu, jeigu žiūrit, tai Gitanas Nausėda.
Labą dieną. Wow. Ja. Ir bus dar taip, kad jis galės ir balsu jo pakalbėti. Taip, greitų laikų bus. Taip. Net ir dabar jau, man atrodo, pakankamai gali ten taip neblogai spausti. Dar jeigu padaro ten tą tokį, reikia atkreipti dėmesį, jeigu ryšys atrodo trukinėjantis, kažkaip balso kokybė atrodo keista, tokio ryšio kokybė keista, tada gali padaryti ir tą robotišką balsą, kuris būtų panašus į tikro žmogaus, bet galvosi, kad, tik čia tiesiog gal ryšio kokybės, gal kažkoks, kažką girdžiu, jo balsas panašus kažką, bet taip kalba keistai, bet čia galbūt ryšys kažkoks, dar čia nežinau, ten sėdė ten, gal jo namas, nepraleidžia ten telefono ryšio ir dėl to čia taip. Ir žmogus gali pateisinti, jis laik pateisins tai, jeigu norės kažko tai, kas jam. Jeigu žmogus nori, pavyzdžiui, daug pinigų išdirbti, jisai pateisins, kodėl jisai pasirinko vieną ar kitokį dalyką. Ir sakys, jo, bet čia viskas buvo geras, čia geras dylas buvo. Aha. Viskas, kas atrodo per gerai, yra per gerai. Čia labai paprasta yra. Jeigu jums žada kažką tokio, kas yra per gerai, yra per gerai. Nėra stebuklingų būdų ten uždirbti daugiau ten tų pinigų iš tam investavimą, negu kad spekulacija. Bet spekulacija yra su didžiulė rizika. Ir jeigu ten siūlo 100% prieaugį, čia yra nesąmonė. Nes nieks negali tokio pasiūlyti. Bitcoinas galbūt kartais, jeigu užtaiko žmogus, bet čia irgi... Jo, bet tai vėlgi reikia suprasti, kad tai yra spekulacija ir net jeigu žmogus ir spekuliuoja, profesionalūs spekuliantai turi tam tikrą žaidimo taisyklės. Taip. Ir tie dažniausiai ten tie, kur sakomi, yra 100% pelnai, net jeigu žmogus ir nesukčiauja ir jisai ten bando biržoje prekiauti, jie yra labai trumpalaikiai. Tai faktas, jeigu žiūrėti investavimo istoriją, vis dėlto žmogus, atskiras vienas žmogus, statistinis vienas žmogus, jis niekada nelaimės prieš visą tą biržą. Niekada. Ir tas įsivaizdavimas, kad aš geriau ir daugiau uždirbsiu, yra apie tokį, labai egocentriškumą galbūt, tokį, aš esu ypatingas kažkoks, aš čia gebėsiu. Ne. Jo, mano vienas iš tokių investavimo, ne gurų, bet dabar užkrito vardas pavardė, žodžiu, lėtas pelnas autorius. Kaip jis sako, jeigu tu nori spekuliuoti, tu turi turėti statistinį pranašumą savo kažkokį tai prieš biržą. Tai reiškia, kad tu turi turėti prielaidą, kad statistiškai štai va toks scenarijus, kokio aš prekiausiu, jisai bus, turėtų laimėti prieš biržą. Ir tą galima patikrinti, tą galima paskaičiuoti su istoriniais duomenim, bet tipiškai ten irgi nebūna 100%. Ne. Tai čia Tautvydas gražiai. Tautvydas, taip. Tai viskas yra tvarko. Čia reikia tiesiog, bet tam irgi reikia žinių ir tam reikia mokėti skaičiuoti, vizualizuoti tos dalykus, nes žmogaus smegenys su tuo taupimu yra, kas su sukčiavimu labai susijęs, taupimas, sukčiavimas, investavimas, kartais sukčiai per tą investavimą bando prigauti žmogų, kad žmogus nemato ateities, jeigu jis dabar investuos kažkiek pinigų ir su sudėtiniam palūkanom, kiek jisai galės uždirbti per daug metų. Jis to nemato, nes tą labai yra sunku pamatyti, nes tai matematika yra, bet ta matematika man galvoje sunkiai matosi. Taip. Ir šiaip žmogus savęs nemato ateityje, jam yra tas šališkumas apie tą ateitį, kad ten ne aš, ten yra kažkas kitas, ne aš, kuris dabar čia esu. Tai tas ir investavimas, kad žmonėms labai sunkus, nes jie nemato netgi vaizdiškai, kaip tai atrodys. Jeigu jiem nupiešia kažkas, tai Excel'e parodo ir po to grafiką išbraižo, kad geras, tai čia taip paprastai tiek, bet čia tiek daug metų. Ne, man netinka. Ne, man gal kažkaip greičiau. Tai taip, bet tai greičiausia atsiperkant investicija yra verslas, jeigu pasiseka. Jeigu pasiseka, jo. Ir jeigu turi pakankamai resursų jį daryti, ilgai daryti. Taip, bet verslas yra ir pati rizikingiausia. Taip. Dalis. Tai čia ir kaip kas mėgsta kokią riziką. Jeigu labai gebat yra su žmonėm, jeigu geba išbūti riziką, tada gali eiti į verslą, jeigu negeba išbūti riziką, tai geriau tada neiti į verslą, nes tiesiog labai yra didelis stresas tada pa žmogų. Grįžkime atgal, mes čia truputėlį nuėjom prie
investavimo, prie pinigų valdymo. Žmogus jau tapo apgautas. Jis suprato, kad viskas, jau čia įvyko apgavystė. Kas vyksta žmogaus psichikoje tuo metu? Tai nusivylimas savimi, savo sprendimu, gėda dažniausia, nes, jisai yra nevykėlis. Jis taip jaučiasi. Žmogus jaučiasi nevykėliu, jaučiasi, kad jisai yra nepakankamai buvo pasiruošęs, jį apgavo, bet jisai leidosi. Dažniausiai žmonės sako, tai aš kaltas čia, jeigu mane apgavo. Jie niekaip neprimeta to, kad vis dėlto sukčiai jie taip dirba. Jie tiesiog gerą sistemą turi ir ten nėra tai, kad žmogus yra čia visiškai kaltas toje situacijoje. Tiesiog tai yra labai gera sistema. Ta sistema yra taip sukurta, kad sukčiai uždirbtų, nes jeigu jie neuždirbtų, tai jie nedarytų to. Jie žino, kad uždirbs. Jie žino, kad bus žmonių, kurie yra pažeidžiamesni emociškai ir iš jų uždirbs. Bet žmogus jaučiasi kaip nevykėlis, nes jisai prasileido. Ir jam tada yra didžiulė gėda. Ir tada jisai nenori pasakot niekam apie tai, jis nenori dalintis. Nors dalinimasis ir papasakojimas padeda apsaugoti kitus žmonės. Nes jeigu artimoje aplinkoje nieko neapgavo, tai atrodo, kad mes visi nepažeidžiami, viskas čia tvarkoja. Bet jeigu kažkas pasipasakoja, atvirai pasipasakoja, viešai pasipasakoja, tai labai stipriai paveikia kitus žmonės. Jie pasidaro atsargesni, nes mes klausome istorijų, ne faktų. Mums yra labai gerai įsimenančios istorijos. Mes labai įsimenam, va tas ten Petras iš Avižienių kaimo tą darė, tai papasako, kaip ten įvyko, tas, wow, aš net nežinojau to. Žinojai, bet neprisimeni, nes nekreipiai dėmesio. Bet kai atsiranda istorija, tada žmogus daug geriau įsimena. Tai net jeigu žmonės ir apgavo kažkas, tai tikrai aš kviečiu ir pasidalinti, nes ne jie yra kalti, kad juos apgavo. Sukčiai yra kalti, kad apgaudinėja. Taip, ir tai jų yra kaltė. Jų yra darbas toks. Jie yra daug išmanesni šitoj psichologiniai plotmėjai, norėdami apgauti žmogų. Tikrai ne visi žmonės yra tiek pasikausę toje psichologijoje ir suprastų visus mechanizmus, kaip čia kas, žinotų visus įmanomus būdus apgavimo ir staiga sakytų, aš esu visiškai atsparus. Nėra taip. Mes visi kažkurioje vietoje galim būti pažeidžiami. Svarbu tik tai, kad nesurastų to sukčius. Tai vat užsiminiai, kad sukčiai gerai išmano žmogaus psichologiją ir aš čia turiu savo tokį pasirašęs klausimą, tai ar gali būti, kad sukčiai taip gerai išmano žmogaus psichologiją, kaip net psichologai neišmano? Tokie, žinai, suktas toks klausimas. Aš manau, kad nei jie ten geriau išmano, nei ten jie blogiau išmano. Iš tikrųjų, jie išmano tą dalį, kurios jiems reikia. Tai yra, kaip veikti ir manipuliuoti per emocinę prizmę, kad žmogus patikėtų. Tyrimai rodo, kad vis dėlto sukčiai geba labiau manipuliuoti tomis emocijomis, kurios yra vadintos tos nemalonius. Tai jie labiau geba pastebėti pažeidžiamumus, geba vadovautis ir manipuliuoti grėsmės sukelimu, bet nemato tos laimės, pavyzdžiui. Toks. Jiem sunkiau yra pastebėti, negu kad ten lyginant su kontrolinė kažkaip tai grupe. Tai ar jie yra geresni? Ne, jie tiesiog yra savo srityje pasikaustę, žino kaip ką daryti ir tai yra tiesiog kaip šablonas, taisyklės. Jeigu tu pastoji tą patį per tą patį darai, tai tu ten būsi labai geras. Taip. Psichologai, psichoterapeutai, jie vis dėlto kitaip jie mato tą, nes jie visuminį žiūri, jie nežiūri vien tik tai į kaip apgauti žmogų ir jo manipuliuoti emocijomis, juk netoks tikslas yra, mūsų tikslas yra kaip padėti žmogui. Manęs, kad mes daug daugiau ir daug platesnį tą tokį momentą žiūrime. Bet dėl manipulacijos emocijomis tai aš sakyčiau, kad jo, tikrai sukčiai yra šitoje vietoje labiau pasikausi negu kad psichoterapeutai, nes psichoterapeutai nemanipuliuoja emocijomis. Ir nemanipuliuoja žmonėmis apskritai. Nes būna kartais tikrai išgirsti, kad tai tu psichologas, tai tu žinai, ką reikia pasakyti, kad žmogus kažkaip pasijaustų. Jo, čia galvoja žmonės. Su manim pabendraja, po to supranta, kad nemoku aš, nes negaliu aš tai.
greit supranta, kad ne, šitas, tu turbūt meluoji, kad ne psichoterapeutas, tu kažkaip per mažai supranti apie mus. Tai grįžkim prie aukų ir kaip žmogui apgautam geriausia būtų psichologiškai atsistatyti. Kas padėtų jam grįžti į save, nes, kaip ir tu sakei, tai yra toksai savo orumo praradimas, savęs kaltinimas gilus, gėdos stiprus jausmas, kad aš kažkoks defektuotas esu, nes mane apgavo. Taip. Vienas iš dalykų tai turbūt yra pasidalinti su kitais žmonėmis ir gauti priėmimą jų. Galbūt yra lygiai taip pat grupės, kuriuose galim pasidalinti apie tai, kas įvyko ir gauti iš jų palaikymą, kad ir man taip buvo įvykę, nukentėjusių grupės. Svarbu nelikti vienišam su šitą mintimi, nes tai yra tada labai sunku, nes aš vienas toks. Visų kitų tai neapgavo, nes vėlgi, kai žmogus apgautas, jisai tik į save ir žiūri, jisai kaltas, jis jam čia gėda ir jis tik nemato, kad kitur vyksta lygiai tas pats. Jis net, jeigu pasižiūrėtų į statistiką, tai suprastų, kad ne vienas jisai toks. Ir kad čia pilna žmonių, kuriuos apgavo ir pilna žmonių, kuriem yra sunku. Dėl to, tai tikrai pasidalinti su artimaisiais, priimti, kad, taip įvyko toks, ką padarysi. Ir savo priminti, čia turbūt labai svarbus dalykas, priminti savo, kad sukčiai yra kalti dėl to, ne aš. Sakai, kad sukčiai taip moka padaryti ir jie pasinaudoja manimi ir viskas. Jie šitoj vietoj specai. Ne aš esu kažkoks tai ten kvailas ar dar kažkoks tai. Jie yra specai čia. Ir toks savo sakymas jisai gali padėti truputėlį. Bet be abejo, reikia ir palaikymo iš aplinkos. Nes jeigu aš esu visiškai vienas su savo ta istorija, labai sunku išbūt su juo. Tikrai. Ir tada, ką patartum žmonėm artimiem, tam žmogui, kurį apgavo? Kaip jiem geriau reaguoti ir geriau padėti tam žmogui pereiti per tą sunkų periodą, kol jisai išgyvena tą, galima net sakyti, traumą. Palaikyti ir patiems irgi suprasti, kad jau žmogus ir taip blogai jaučiasi. Jokie moralizavimai, jokie sakymai, kad tai reikėjo būti atsargesniu, kam čia reikėjo prasidėti, jie nepadės. Žmogus jau yra nusivylęs savimi, jau jam yra sunku. Tai tiesiog palaikyti, priimti, sakyti, kad tikrai visiems galite pasitaikyti, kad net ir patys protingiausi užkimba, nes tokia yra statistika. Protas, išsilavinimas nėra apsauga šitoj situacijai. Tai net ir patys ten protingiausi ir labiausiai išsilavinę, jie taipogi užkimba ant sukčių kabliuko ir ką padarysi tai. Tai aš visą laiką sakyčiau, kad žmonėm palaikymo labai reikia. Tiesiog palaikymo, kad, taip įvyko. Ką padarysi, dabar taip jau vyko. Bėda, blogai. Bet gyvenkim toliau, viskas tvarkoja. Pamirškim šitą įvykį ir toliau kurkime tą gyvenimą. Ir viskas čia toks, kur... Aš apie palaikymą labai sakyčiau. Kuo mažiau moralizavimo. Kuo mažiau to tokio paslėpto moralizavimo. Kas yra paslėptas moralizavimas? Tokio, kur... aš taip ir galvojau, kad čia per gerai skamba. Toks... Tu nepasakai, kad, durnas to. Jo. Nesakai durnas, bet... bet čia ir atrodo kažkaip keistai. Jau aš žinau, kad keistai atrodė. Man dabar irgi keistai atrodo, kaip aš pagebėjau įklimt. Ir ką? Ir ką? Ir įklimpau ir viskas. Man dabar blogai. Ir ką dabar man? Dauguma žmonių, tai jie tiesiog atsitėsi nuo to, nes čia nėra kažkokia labai didelė problema, ypatingai jeigu nedaug pinigų investavo, bet vėlgi reikia priimti. Tai yra tiesiog pamoka, kad taip vat būna. Ir tada reikia pasidalinti su tą pamoką su kitais ir padėti jiems nepakliūti. Tai paversti tą tokią nesėkmę į pamoką ir pagalbą kitiems. Tada galbūt taip. Tada žmogus iš to galėtų retrospektyviai padaryti prasmę kažkokią. Tai bent tai, kad aš suklydau, mane apgavo toje situacijoje, nėra, kad aš suklydau, bet mane apgavo toje situacijoje,
aš iš to galiu pasimokyti ir padėti kitiems žmonėms, kad jie nepakliūtų vėl į tą pačią nesąmonę. Tai kai atėjo mintis, kad jeigu žmogus jau pakliuvo į sukčių pinklės ir jį apgavo, tai, galima tai traktuoti, žinai, kaip kokį, užsikrečiau aš kokiu gripu. Ir, nemalonus, sergu, žinai, ar galėjau pasisaugoti, galima savo pagalvoti, jogi galėjau ten kaukę užsidėti, eidamas į parduotuvę, bet, gripas, virusas yra toks dalykas, jis yra sukurtas tam, kad, susikūręs, susidizaininęs gamtoj, sukurtas taip, kad jisai tave užkrėstų ir daugintųsi tavo organizme ir tada kitus užkrėstų. Taip. Jis taip veikia. Tai sukčiai yra kaip tas virusas, kuris, jisai bando užkrėsti tave. Taip, dėja. Ir ne visai pavyks apsisaugoti. Ja. Kažkas turi didesnį imunitetą, kažkas turi mažesnį imunitetą. Einant į pabaigą. Dainiau, jeigu tu galėtum pasakyti vieną, ar pasiūlymą, ar patarimą žiūrovam, kaip padėti jiems apsisaugoti nuo sukčių, kas tai būtų? Yra tokia mini formulė, yra sustok, pagalvok, pasitark. Sustok, pagalvok, pasitark. Taip. Tai esmė, yra tikslas iš pirmos sistemos perėti į antrą sistemą, vadinasi, kad man reikia sustoti. Ir nesvarbu, yra vienas ir labai toks priminimas žmonėm. Nei viena institucija, nei vienur nevyksta greitai čia ir dabar. Nieks taip nevyksta. Nei vieni bankai, nei investavimo nėra kur čia ir dabar. Yra spekulacijos investavimo taip, kur ten šiandien pigiau kainuoja, rytoj brangiau kainuos, čia pirk dabar. Bet ilgalaikį perspektyvą, tas pirk dabar, koks skirtumas ten, kad šiandien nusipirksiu, ar daugiau uždirbsiu, ar mažiau uždirbsiu. Tai tas, kad mes sustojam, tai reiškia primint savo, jeigu aš tik tai gaunu kažkokią pasiūlymą, tokį, kur skuba yra, sustoti reikia. Tada pagalvoti ir pasitart. Arba galim pasitart ir pagalvoti. Čia abiems variantas. Labai svarbu pasitart su kitais žmonėmis. Tiesiog. Ir tikrai mažiau apgaunami sukčių būna tie, kurie pasitarė. Gauna dar vieną nuomonę iš kitų žmonių. Tada jie gali būti spręsti, sakyti, čia man toks pasiūlymas, ką tu galvoji. Ir kažkas gali sakyti, nesąmonė. Aš esu beje kažkada investavęs kažkur tai ir ten buvo kažkokia platforma irgi sukčių, ten pinigų kaip ir praradau, ten kažkiek tai, bet buvo pamoka. Ir po to man atėjo laiškas, sako, mes iš jų bandysim atgauti pinigus, čia ieškinį tokį grupinį darysim ir jums nieko nereikės daryti, ten viskas tvarkoja ir po to, tipo nieko nereikės ir tada sako, bet reikės susimokėti kažkiek tai ten advokatui, tą dalį kažkokią tai. Ir aš tada kažkokioj tai kažkur tai grupėje, kažkokie internete, tiesiog pasidalinau, sakau, žiūrėkit, čia taip yra. Čia, normalu. Man sakė, ne, čia nenormalu, čia yra skemas. Sako, čia tie patys, kurie su tą įmonę turėjo, jie pardavė duomenis kažkur tai kažkam, tai dabar jie bando dar kartą tave apgauti. Ai, okei, viskas man aišku. Viskas aišku toje vietoje. Nes viskas buvo labai logiška. Bet tai buvo tas, kad aš neskubėjau ten nieko daryti. Nes ten irgi buvo, čia reikia, čia labai greit, bet buvo elektroniniu paštu tas rašoma, tai buvo toks irgi ten, sukuriama grėsmė, bet netokia jau labai stipriai. Tai sustot, pagalvot, pasitart yra vienas iš tų sprendimų. Žmogus sako, bet kaip man čia sustot? Nei vienas sprendimas, kurį reikia priimti čia ir dabar, neturi būti praleistas pro ausis. Ten kažkas yra ne okei. Ten kažkas yra ne taip, kaip turi būti. Jeigu skambina, kad ten sūnus avarijoje, dabar skubiai reikia čia kažką daryti, galima paskambinti dėl to. Sūnui. Jo, paskambinti sūnui. Kitas dalykas, truputėlį sustoti ir pagalvoti logiškai, kas ir kodėl turi skambinti ir ko. Pinigų prašyti. Kas gali skambinti ir prašyti pinigų? Kur? Jeigu pateko į avariją, yra greitoji, taigi veši ligonį. Žmogus draustas, jam nekainuoja, Lietuvoje niekas. Ta prasme, viskas yra tvarkoje. Tai čia šita dalis yra labai svarbi, kartais tikrai pagalvot. Dabar pagalvot ir paklaus. Ir kitas momentas, kur sako, gerai, aš toj
Tojo padėsiu ragelį, čia to viską darysiu. Ne, jūs darykit dabar. Jo, nenutraukim pokalbį, man reikia svarbu palaikyti pokalbį. Viskas. Jeigu jūs nori pasakyti žmogui, kaip čia sukčiui, kad aš turiu pasitarti, sakys, nereikia tartis, mes čia gaišim laiką, tiesiog dabar reikia priimti sprendimą. Iš karto yra raudona vėliavėlė. Visiškai. Nes jeigu neleidžia tartis, jeigu neleidžia vėliau priimti sprendimo, tai jau yra faktas, kad tai bus sukčiavimas. Ir kalbant apie tą romantinį sukčiavimą, irgi apie kurį minėjai, tai irgi turbūt, ten to sustojimo nėra gal tiek daug, bet pasitarimas yra labai svarbus. Taip. Jo, žiūrėk, ką tu galvoji apie tokį santykį mano. Šiaip pasidalinti tokiu santykiu. Pasidalinti ten. Čia yra su vienišų tėvų momentu, kad jie su vaikais nenori pasidalinti. Nes gal ten bijo, kad ką čia, kaip čia atrodys, dar kažką, tai būtinai reikia pasidalinti. Taigi reikia pasidžiaugti, kad jeigu yra santykis. Ir vaikai tikrai pasidžiaugs, jeigu tas santykis yra tikras. Ir jie tada gali būti tokie, o kas čia toks, kaip jis atrodo. Nežinai, kaip atrodo, o kodėl nežinai, kaip atrodo. Ir jis ko paprašė pinigų už tas, nors tu nežinai, kaip žmogus atrodo. Pala. Kažkaip čia yra negerai. Tai tada vaikai gali parodyti kitas istorijas lygiai taip pat, ten paieškojo internete, kur tikrai ne viena istorija bus, kur žmonės pasipasakoja. Tai tiesiog nereikia kažkaip tai to bijoti, santykis yra normalus, šitas yra toks, kad čia kažkaip aš internetu bendrauju, nežinau, gal čia nepasakosiu niekam. Ja. Kodėl? Jo labiau, kad tas žmogus ir sako, čia unikalu, čia tik tarp mūsų. Taip. Tai viskas, tai gerai, čia fainas toks santykis. Aš tai nemačiau to žmogaus, bet jau įsimylėjau. Ir taip galima padaryti, žmonės gali netikėti, bet tai yra ne taip sudėtinga yra. Žmogus yra šiaip gana paprasta asmenybė, jinai kaip algoritmas, veikia iš dalies. Jeigu žmogus jaučiasi vienišas, tai jam parodyti dėmesį, kas kažkiek tai laiko. Tada, pavyzdžiui, kai jisai parašo nebeatrašyti kažkurį tai laiką, tada susikūrė toksai laukimo momentas. Ir jau žiek užkimba, jeigu ten neatrašo kažkiek laiko, ir tada jau pats pirmas žmogus parašo, sukčiai žino, kad viskas užkibo. Jau žinau, dabar galėsiu emociškai manipuliuoti šitą situaciją. Ir dar vėl ten visokie ten gražų žodžiai, komplimentai. O sukčiui taigi nesudėtinga sakyti taip, kaip, įsivaizduokim, ten vieniša moteris ar vienišas vyras niekada negavo tokių žodžių per gyvenimą, ir staiga atsiranda sukčius, kuris non-stop. Kaip tu nuostabiai čia atrodai, kaip tu čia puikiai galvoji, kaip tu protinga ar protingas, ten taram. Vyrius dar gal su nuotraukom galima lengviau apgauti. Atsiunčiau kokių ten nuotraukų dar gražių ten ir tas vyras. Šitokia moteris su manim, o ten sėdė ten 3-5 metų vyras su trumpikėmis. Rašinėja tą pačią nuotrauką visiems siuntinėja, žiūrėjau, kurį čia užkips, kaip čia kam, kur su kuo. Ten atidaryta 3 ekranai čiato langų. Taip, kur tiesiog. Ir tai yra jo darbas. O žmogus jaučiasi ypatingas. Tai reikia tam atsargiai, dėl to vis dėlto ta dalis yra svarbi, gyvas kontaktas. Ir aišku, su gyvu kontaktu visko atsitinka, bet tikrai daug rečiau atsitiks su gyvu kontaktu, negu kad su tuo tokiu, vadinkim, internetiniu visiškai. Dainiau, ačiū tau, kad buvai mūsų studijoje, ačiū už šiandien epizodą. Ir brangus klausytojai ir žiūrovai, su jumis buvo GoTherapy, Julius Tilvikas, Dainius Jakučionis, iki kitų kartų. Ate.